Laidą remia Omron inhaliatoriai. Sveiki sugrįžę! Jūs neabejingas jaunai kartai, vadinasi teisingas pasirinkimas, nes esate kartu su laida Padėkime augti. O ar jūsų namuose kada lankėsi kakė-makė? Jei dar nežinote šio vaikiškų knygučių personažo, pats metas susipažinti su jo kūrėjais. Knygų rubrika. Mieli televizijos žiūrovai, gera ir vėl su jumis sveikintis iš knygų namų. Šį rytą mes turime ypatingą viešnią. Vaikiškų knygelių iliustratorė ir rašytoja Lina Žūtautė. Labas rytas. Labas, Laura. Labai džiaugiamės, kad atėjote pas mus su sūneliu Karoliu ir iškart užduodame mamytei klausimą, kaipgi jums kilo mintis rašyti vaikiškas knygeles? Na, mintis man kilo tada, kai prasidėjo ekonominė krizė. Tiesiog gavosi taip, kad aš iki to laiko dirbau knygų iliustratorė, piešiau, iliustravau knygas kitiems autoriams, o kai prasidėjo ekonominė krizė, tiesiog keli darbai savaime atkrito ir aš kaip ir tapau bedarbė. Na ir tuo būdu man atsirado tiksliau proga, kad aš galėjau įgyvendinti savo seną svajonę, iliustruoti ir parašyti paveikslėlių knygą. O jos iniciatorius ir įkvėpėjas buvo Karolis, kuris sugalvojo kakės-makės vardą. Lina, kokio amžiaus vaikams yra skirtos jūsų knygelės? Mano knygelės kakė-makė yra skirtos tiem vaikams, kurių amžius yra nuo 3 iki 6 metų. Kitaip tariant, jos yra paveikslėlių knygos ir jos yra skaitomos kartu su tėvais. O Ferdinandas ir Pui yra skirta skaitančiam pradinukui. Tai jau vaikui nuo 7 metų. Tai pasakykite, kuo ypatingos yra paveikslėlių knygos? Paveikslėlių knygos yra ypatingos tuo, kad tenai paveikslėlių yra žymiai daugiau negu teksto. Ir praktiškai paveikslėliai tai kaip ir pasakoja pagrindinė istorija, o tekstas tai yra tik tai papildoma informacija jiems suprasti. Štai ir yra pagrindinis skirtumas. Patarkite tėveliams, kaip tas paveikslėlių knygelės skaityti, kai yra taip mažai teksto. Na, mano pagrindinis patarimas būtų toks, kad iš pradžių tą knygą parsinešus namo tiesiog ją duoti pavartyti vaikui. Tegul jis ją ramiai pavarto, pasižiūri, kas nupiešta, o po to galima tiesiog paklausti, kaip tu manai, kas šioje knygoje vyksta, kokia tai istorija. Kai vaikas papasakoja savo versiją, aišku, jeigu jisai moka sklandžiai kalbėti, tada mes galime su vaiku susėdę paimti ir perskaityti nuo pradžios iki pabaigos tą visą knygą. Labai svarbu, skaitant knygą, nepamiršti intonacijos. Nes jeigu mes tiesiog skaitysime kaip kokį laikraštį, tai visiškai vaikui nebus įdomu. O jeigu mes mokėsime pakeisti balsą, tose vietose, kur yra šauktukas atitinkamai intonuoti, tai ta knyga vaiką įtrauks. Ir mes pamatysime, kad jisai tiesiog jau sulaikęs kvėpavimą žiūri. O paskui, kai jau perskaitėmės visą knygą, būtų labai gerai sugrįžti dar kartą. Ir tada jau vyksta šitų paveikslėlių tiesiog nagrinėjimas, kas tenai nupiešta ir gilinamas į tą visą bevykstančią istoriją. Nes paprastai paveikslėlių knygose būna nupiešta tai, kas nėra parašyta tekste. Na, pavyzdžiui, būna tiesiog sakinys, kad kažkas eina į parduotuvę, tarkim, kaip pavyzdys. O paveikslėlėje matome, kad, pavyzdžiui, į parduotuvę gali įeiti močiutė, dramblys, dinozauras ir galbūt dar kokie 16 nykštukų iš paskos. Ir visa tai nėra parašyta knygoje ir vaikas žiūrėdamas tą istoriją išplečia. Va. Paskui jau, kai mes pasižiūrėjome šitą knygelę, eina kitas etapas, galima klausinėti vaiko. Tai yra paprasti klausimai. Ką tu čia matai, kas čia nupiešta? O kiti klausimai jau gali būti sudėtingesni. Galima paklausti, ką tu jauti žiūrėdamas į šitą paveikslėlį, ar tau nebaisu, ar tu norėtum, kad tau taip nutiktų. Tai tiesiog jau lavina ir vaiko žodyną ir išplečia jo sugebėjimą matyti tą patį paveikslėlį. O jau kai jau knyga tiesiog suskaityta iki galo ir jau mes matome, kad jau vaikas jau ją perskaitė, kitaip sakant, peržiūrė iki galo,
Mes su Karoliu dar darydavom tokį žaidimą, kad surask, ką nors, kas yra šitoje knygoje. Na, pavyzdžiui, surask kokį nors raudoną su žalia kepurė. Ir aš, kai mėgstu piešti tas iliustracijas su daug detalių, paprastai kur nors kamputyje paslėpiu tokią detalę, kuri nėra pastebima iš pirmo žvilgsnio. Ir tada mes žaidžiame tokį žaidimą ir abiem patinka, net ir gali vaikas klausinėti, na dabar tu surask ką nors. Tai va tas skaitimas, tos knygelės nėra tik tai teksto skaitimas. Yra labai svarbu, kad būtų įsijaučiama, įsižiūrima į tai, kas yra pavaizduota. Būtent tas paveikslėlių skaitimas yra pats svarbiausias paveikslėlių knygos skaitime. Vėl Alina, labai dėkoju šaunius patarimus skaitantiems tėveliams ir man labai smalsu sužinoti, ar Karolis mėgsta skaityti tik mamytės parašytas knygas, ar turi kokią mėgstamą kitą knygelę? Taip. Kokia ginai? Ką žmonės darba visą dieną. Labai šaunu, todėl kad, mėly televizijos žiūrovai, būtent jums šiandien paruošėme šią nuostabią dovaną. Šią knygelę galite laimėti atsakę į labai paprastą klausimą. Kiekgi knygelių yra parašiusi Lina Žutautė? Atsakymų lauksime mūsų interneto svetainėje arba Facebook paskyroje. Na, o šiandien mes visiems sakome viso gero. Likite sveiki. Iki.